Tai ką, sveiki visi, su jumis žvejybos kanalas. Tai šiandien mes ir vėl prie vandens randamės, tai Drąsykių karjeras. Sudėtingas ežeras iš tikrųjų, nu toks, kaip pasakyti, ne ežeras, o karjeras. Tai ką šiandienos rankose vėl pas manęs spiningas. Iš tikrųjų nemaži masalai, gumos tikrai nemažas. Visos kažkur beveik 15 cm, bandau pramušt, bandau pagaut, bet nesiseka. Buvau ir ežere, dabar vėl randuosi kitam karjere. Tai vat, kaip ir sakau, gaudau gumom, bandau pramušt, bandau sugauti rudeninę lydeką, bet nesiseka. Tai atvažiavau labai sudėtinga, kaip ir sakau, telkinį. Gal netyčia kažką pagausim. Ne, kaip ir sakau, nes aš nesu tas ten super užkietėjęs spiningautojas, pas mane viskas yra labai paprastai. Tai tikiuosi pagausim, nes jau reiktų ir kažką ir jum parodyti, bet nesiseka pagauti kažką. Tai galbūt sudėtingas telkinys, o gal bus labai gera žvejyba. Oras iš tikrųjų tai žiauriai geras. Kai važiavau visą dieną, šiandien +1, 0. Apsiniaukę, neturim saulės. Tai galbūt netyčia, bet čia labai skaidrus vanduo. Tai nežinau. Dirbat žiauriai gražiai. Pliam, galvau kibimą. O čia žolytė. Jau apsidžiaugęs buvau. Opa, ant akmenuko čia atsistosim. Geras. Gal dar visai nemaža. Yes, pagaliau širdis tik daužytis pradėjo. Gal ir ne, čia nedidelė. O, graži. Ai, kokia simpatiška. Plauk, ateik. Pikčiurnat. Jo. Atrodo, jį atsikabin. Eik tu savo. Wow.
Eina savo geras. Pažiūrėkit kaip. Bliam, gaila, neturiu šios pamatuoti. Pažiūrėkit drąsiai, kai gražuolė. Nu, į čia davė man emocijų. Wow. Gerai. Atėjo plauk. Geras. O, gumytė Savage gėra 15 cm. Viskas čia gerai. Wow. Nu, pasikroviau iš adrenalinos. Yes, judam toliau. Nu, emocijų pakrovė. Geras, net iš tikrųjų nesitikėjau. Na, va, praplaukė irgi žvejys, tokia kaip su baidarė. Pavilkiau, sako, da mačiau, sako, kad pagavai. Sakau, jo. Sako, aš sako, kokią va pusvalandį plaukiu, sako, kol kas nieko, žinai. Yes, rankos dar dreba, super. Viskas. Pagaliau pramušiau. Žiauriai geras jausmas. Dar visai tokia nemaža, gaila. Neturėjau ko pamatuoti. Va, nereikia nei valties nieko, galima ir nuo kranto pagauti. Čia jis praplaukė su echolotu, sakė, čia kažkur apie 8 metrai toliau. Bet kadangi gal vanduo skaidrus, tai ir pakėlė tą lydeką. Čia tai taip ten toliau apie 8. O čia sakė kažkas apie 4 gal turėtų būti. Tai manau, pats tas. Super. Jau žvejyba nusisekus pagaliau. Nes buvau nuvažiavęs į Sartų ežerą paspiningauti. Prasidaviau visą dieną, gaudžiau taip pat šitom Savage gėro gumom. Nu ir nieko visiškai. Neturėjau nei kibimo. Tai kažkaip sakau, reikia jums filmuką sukurti. Nes jau senai kažką kėliau. Ten be to žuvies kažkaip nesinori kelt, bet gal reikės pradėti kelt viską. Kaip ir sekasi, kaip nesiseka. Nu čia nieko nepadarysi, žvejyba toks dalykas. Visada nepagausiu, ypač spinningu. Plius, kai mano toks žinių bagažas pasenęs. Ne, čia tikrai nėra labai kažkokio, manau, didelio mokslo. Imi, bandai ir kažkada vis tiek pagausi. O kad efektyviai gaudyti tą lydeką, tai jau reikia dėti pastangų. Kiek čia tų valandų jau? Pirma. Galima va čia va kažkaip nusileisti. Čia per va čia. O gal ir ne. Nu bandom, kas bus, tas bus. Opa. Nu vėl prie akmenuko. Ten irgi pagavau prie akmenuko. Gal ir čia pagausim prie akmenuko. Užmetu truputėlį, palaukiu, kad nuskęstų kokius 2-3 metrus. Tada taip iš lėto pradedu vyniuoti. Jau čia reikia pasikeist man masalą. Nenoriu šio keist, bet gal pabandom. Ką mes čia užsidėsime. Šitą spalvytę man labai tokia, bet gal čia tas pilvukas toks, bet toks gal labiau manau, kad kai saulė šviestų, tai va šita, tai būtų jaučiu tokia topinis. Gal bandom kažką tokio. Balta. Turiu tokią va kaip dabar, bet
be raudono pilvo turi geltoną. O čia va, tokia va, raudonas pilviukas. Gal iš vis va tokį ryškalą. Aš uždėsiu va. O va tokį pabandom. Kaip matėt, nenaudoju galvakablio, tiesiog va trišakis kablys. Tai yra va tokių va dalykėlių pirkti. Ir ką darau, tai dabar įkišu. Tiesiog sukam. Ir va dabar kas gaunasi. Ir dabar palatoj parodysiu. Yra va tokie va dalykėliai. Trišakis kabliukas su troseliu. Segam dabar prie pavaduko. Užsegam gumą. Ir galim užsegt, ta prasme, įmaunam arba va taip padarom. Arba maunam va už pilviuką. Ir va taip, va, manau, žymiai geriau negu nes bandžiau su tais galvakabliais. Tai kažkaip ta guma per čia, nu ta prasme, per va šitą vietą nebesilenkė. Ir atrodo, nebe taip dirba guma, kaip turėtų dirbti. Tai manau, va šitas dalykėlis tai toks labai tikrai iš tikrųjų fainas. Nes guma lankstosi va per čia ir kai dirba tikrai turi judesį iš šitos vietos. O kaip va turi su galvakabliu, tai tik tai gaunasi iš uodegos, iš čia jau nebesilanksto. Nežinau, toks gal ir meluoju, gal ir neklausykit, bet iš kažkaip logiškai tai pamačius atrodo logiškiau. Tai va, bandom tą. Atrodo dabar tikrai kaip grina kojytė. Gal netyčia dar pagausim tokią didelę lydeką. Kaip gražiai dirba. Nu ką, apsimėčiu vėl kelis taškus. Nieko. Ką, judam toliau. Apėjau aš tikrų nemažą ruožą, tai nežinau, ar matosi toli ten tokia didelė smėlio krūva. Tai va čia visą pakraščiuką. Tai manau, va čia va dar šitos 2 taškelius apsimėtau. Ir pabandysim dar pakeisti vieną vietą. Nuvažiuosiu ten, prie tos pagrindinės maudymosi vietos, kur ten vasarą visi beveik maudosi. Pabandysim pamėti ten. Ir ką, leiksim namo turbūt. Stiek lydeką pagavau. Man jau čia labai gerai. Emocijų davė daug. Tai va, leidomės čia va į apačią ir pabandom dar čianai. Nu ką, pakeičiau vietelę. Atvažiavau dabar prie tos pagrindinės maudyklos. Čia vasarą visi maudas. Pabandysim čia dar. Paeisiu tenai. Toliau kelios vietos ten yra. Pamėtysiu. Jei nieko, tai ir varysim namo. Čia va kažkokia vietelė. O, labai fainai. Pilviuką va įsegam. Liuks. Ką, dar truputį pamėtam. Kelias valandas pasivaikščiau, liuks. Iš pradžių galvojau, kad bus gal tikrai labai vėsu, bet tikrai ne.
Viskas čia normaliai, kiek šitų valandų. O, 2:30. Atvažiavau gal kokią prieš 12. Kelios valandėlės. Super žvejyba. Jeigu dar prieš važiuojant namo bent vienas bam, pasaka. Nu tai va, tokia ta žvejyba, skyriau kelias valandas Drąseikių karjerui, pasivaikščiojau, galima pagauti, kaip matėte, ir nuo kranto. Pagavau lydeką, kaip ir labai norėjau ir tikrai nebuvo maža. Man tokiam spiningautojui per akis pasikrovė emocijų liuks. Sakau jums iki greito ir susitiksime prie vandens.